Taigi, antra diena, labai straglinom, teko pykti su tais kelių nurodinėtais, nes kai vakar važiuot buvo neįmanoma. Užknyso žiauriai, vieni sako vienur važiuot, nuvažiuoju kilometrą, kiti sako ne, grįžk atgal ir važinėjom ratais. Matom tą kelią, kur vakar važiavom, bet viskas uždaryta ir tik vienas kelias prieš eismą. Mums labai nepatiko. Tai, žodžiu, aš jau supykau, apšaukiau vieną bičą, jisai tada man atidarė šlagbaumą ir va, prašau, įvažiavom be jokių problemų per, karočią, 3 minutės. Tai va, sunkus rytas, tikrai anksti kėlėmės, 6 kėlėmės ir dabar čia mūsų varinėja pirmyn atgal. Tai labai organizacija pas juos keista čia, bet va, pirmas M-kė, universalas. Jau seniai nesu matęs iš tikrųjų seno BMW su M ženkliuku, bet va, turim. Tai gerai, dabar bandysim išsikraut dalykus ir jo, užsiklijuot langus. O Roberta jau pradėjo klijuoti ir tada eisim jau į trasą čia nais. Tai va, kol kas tiek. Taigi, atvykom šeštadienis, atvykom nuo ankstyvo ryto, po ilgų važinėjimų pirmyn atgal. Va, randamės tokiai vietoj, matom net 2 telikus, čia vienas ir ten vienas. Deja, esame ant saulės. Aš sufeilinu ir pamiršau šortus, kažkas nesufeilino, tai panašu, kad man reiks tuos porą kilometrų pirmyn atgal suvaikščiot, nes gali būti dienojus per daug karšta. Dabar turim 9 ryto ir 22, bet žada 29, tai čia pasikaitinsim. Čia visai nebloga, matosi ten pasukiukai ir čia. Tai iš tikrųjų vietas rinkomės pagal tai, kur daugiausia žmonių matyti. Tai jo, pasikepinam ir žiūrim. Labai dažnas vaizdas už manęs. Viena, antra. Žodžiu. Čia žmonės ant saulės taip gerai pasikepina, kad, ta prasme, jie su greitai išveža. Ir nežinau, čia kiek. 30 reisų, ta prasme, absurdas. Nes kepino nenormaliai, ten, kur buvom prieš tai labai gera užuovėja, nėra vėjo, labai saulė, kaitri, tikrai pačios blogiausios sąlygos ir ten neįmanoma pasislėpti. Tai dėl to mes ir tepėm slidę iš ten, bet aišku, ten matosi 2 ekranai ir žmonės aukojasi, tai va, tas aukos atsiliepia taip. Mes nusprendėm, kad gal geriau išgyvensim nepamatę ten tų kelių posūkių ir ekrano ir jo, ištversim visas dienas ir nebus taip, kad vakare grįžtam ir viskas, kitą dieną nebenorim niekur keliauti. Ir kitas dalykas yra F1 TV Pro, tai jeigu ką mes čia pasileisim truputį per savo ekraną ir važiuosim savaip. Neatlaikė slėgio. Radom vietas, kur rytoj matyt bandysim sėsti, jeigu bus taip debesuota, kaip dabar pasidarė, nes dabar visai faina. Nežinau, laukia turbūt vis tiek kokie 25 ir 6, bet labai faina, vėjas prapučia, saulė nebekepina. Tai va, ir privalumas tas, kad čia yra lygi žemė. O ten va šlaitas labai status į viršų ir labai nepatogu. Tai va, matyt bandysim čia bazuotis ant to pačio kraščiuko čia kažkaip. Ir tada čia vaizdas tikrai labai geras. Ir telikas irgi va, labai puikiai mums bus matomas. Žodžiu, čia praktiškai grandstandai tik tai varguoliam. Čia formuliai dar yra tunelinė plovykla. Eini po biškį ir va, prašau, atsiaušini. Visai geras išradimas, tik veikia ne nuo ryto, bet šiaip labai faina. Grįžom į parkingą. Ir čia ta keista mašinėlė stovėjo, aš galvoju, kas čia per daiktas? Ne Pežas. Renault 5. Pirmą kartą tokį matau. Istoriškai Renault 5 buvo žiauriai faina mašinėlė, nes buvo turbo.
Dabar labai keistai atrodo. Labai įdomu, ar šitas daiktas šviečia ar ne. Taip atrodo, kad turėtų. Biški fake carbon fiber. Nu, labai kvadratinis. Čia kaip Hyundai Ioniq 5, tik tai mažesnis. Šiaip įdomiai atrodo. Nežinau, ar patinka. Apsistokim ties įdomiai. Į 20N. Vyksta ispaniški konfliktai. Mūsų neišleidžia iš parkavimo vietos, stovim, kimarinam. Sakė 15 minučių dar laukti, bet jau srautas sumažėjo, nes buvo tai toks tirštas žmonių srautas, aš nežinau, 100 tūkstančių matyt praėjo pro mus. Gyvenime tiek žmonių nemačiau. Tai jo, dabar čia žiūriu, jau sugužėjo daugiau pasipiktinusių vairuotojų ir jau beveik itališkai, beveik taip, žodžiu, aiškina, bet dar ispaniškai. Bet šitie su šviesiom maikutėm neįsikybė į savo taisyklės ir nepraleidžia. Jau šitoj backupo prašys dėl to, kad šitas dėdė atrodo, kad jis vienas visus 3 permės su visom maikutėm ir tvorom jos lauk. Nusikeikiau pamatęs, bet negaliu kitaip. Vau. Eik tu sau. Eik tu sau. Koks gražus Jaris. Meluoju. Nu, Lietuvoje tokio matyt nerasi. Crazy. Wow. Tiesiog wow. Very good. Atrodo, kad rudi langai. Vairiukas, viską. Žodžiu. Iš po apačios. Tikrai sveikas. Nu, žodžiu. Ledokšnis. Wow. Sekmadienis, truputį per vėlai, atvažiavom dabar be 28. Ok, ir lenktynės yra 3. Tai visi čia ir būna, nes čia ekranas, ten yra UŽMSC antras ekranas. Žodžiu, prastai, ir čia jokio pavėsio. Prastai. Matome Formulės 1 vairuotojus ir gražiausiai skambantį automobilį trasoje Mercedes AMG GT. Mercedes. Nu va, einam trasa, žmonės renka padangų atplaišas. Pasikepinsim, pasivaikščiosim ir eisim tada palaukti į mašiną kokias, nežinau, 4 valandas, kol mus išleis. O tada bandysim keliauti jau toliau iš pietų. Ne, visgi aš ne Ispanijos klimato žmogus. Va čia yra more like it. Drėgna, šlapia, nekaršta, gaivu, miškai, pasaka. Realiai gyvenam pily.
lenkti nuos Porsche. Nu, taip atrodo. Dabar ką man palaukti? Einam iki Eifelio. Va, Prancūzijoje šiaip senesnių egzempliorių yra, siaubas nesiverčia liežuvis po mano ligos. Tai jo, visai nieko toks variantas. Randamės kažkokiam Vokietijos kaime, važiuoju, taip galvoju. Matytas šitas daiktas. Ir negaliu patikėti, E9. Eik tu nafik, nesikeikiant. Oh my god. Kažkokiam kaime važinėja, Memkės važinėja E9. Aš tiesiog išprotėsiu. Ne, nu aš myliu Vokietiją, čia crazy. Oh my god. Aš kosmose. Eik tu sau. Eik tu sau. Jesus. Absurdas. Taigi turim kažkelintadienį. Spėkit, kur randamės. Tai va, šiandien pafilmuosim čia. Žodžiu, nefilmavau, kol vaikščiam pro automobilius su mediniais ratais, bet dabar jau ateinam ten, kur įdomu. Štai ir prasideda 300 SL modeliukai, du gulvingai, vienas cabrio. Ten žemiau jau matome tuos labiau įprastus mum modelius. Tai va, po biškį ratų čia va leidžiamės. Po biškį ir nusileisim. Tai va, judam žemyn, pažiūrėsim, ką ten turim. Randamės prie brangiausio matyt muziejų automobilio, nors turbūt ne, bet šiaip tai crazy. Tiesiog pasaka. Žinau, matyt, dauguma žino, kad 300 SL buvo šiaip kaip ir sportinė mašina. Ten yra jos kėbulas, sakykim. Tiksliau tas, kas po kėbulų. Ir speksai irgi visai nieko. 250 galėjo važiuoti šitą mašinėlę. Wow. 55 metais. 4. Wow. Taip einu, žinai, žiūriu, kad šitas biškiai kitoksgi. Čia šitas ir aerodinaminių elementų turi va ant kapoto. Ir išmetimas šito biškiai fainesnėse vietose. Ir šiaip, forma jo kitokia. Galvoju, what's wrong with this one? O čia yra 300 SLR. 222 kW. 300 beveik greitis. 55. Kosmosas. Prie antro SL Pagoda. Labai gražus su hardtopu. Hardtopas tik kažkodėl kitos spalvos. Šitas nėra, nepasižymi tokiais gerais speksais kaip anas, bet still, visai nieko modeliukas. Atėjom prie įdomesnės vietelės. Crazy. Šitas daiktas labai crazy. Ai, gerų mašinėlių, ai, gerų, eina savo. Ten, vat, ralinis dar stovi kaip mato. Labai negražus iš tikrųjų, nu, bet ralinis. Kur randamės? Šiaip tai labai vėlai paėmėm telefoną mano, bet nieko, Roberta pafilmavo. Šalia mūsų BMW praskrenda. Taip, randamės Nürburgringe. Su check engine ir Honda CR-V. Štai ir grįžom į Lietuvą. Pasikėlė mažulį CR-V. Štai yra dugnas. Ten. Nie kvapo rūdies. Išmetimas, nežinau, atrodo, kad keistas, nes per daug gerai atrodo. Netikiu, kad taip išsilaikė 2000 metų mašinos išmetimas, bet nėra rūdelės niekur.
nie kvapo. Kaip ir permokėjau už mašiną, nu, bet tikrai tokios būklės dugno, kaip Robertas Mazdelis, iš tikrųjų, crazy, absurdas, labai geras būklės. Nu tai ne taip gaila, kad tiek daug permokėjau, bet jo, tai pamenat, Lambda zondas pas mus užsidegė kažkurio metu, tenai, o ne, čia irgi suplyšė, negerai, reikia pakeisti, ajajaj. Tai Lambda zonda fiškė ten, jisai gyveno va čia va, ten. Jis netaip turėtų atrodyti, va išsisukau šis 2000 koliko, va taip jis turėtų atrodyti, tai jo. Nukepė jisai vargšas, neatlaikė pastovaus 4,5 tūkstančio ir to vieno iki 8, norėjau sakyti, iki 6 tūkstančių apsukų užsukimo. Tai va toj pakeičiam Lambda zondą ir bus šitoj vietoj fixed. Tada, kaip matėt, reikia pasikeisti gumą vairo traukės. Tada yra stabilizatoriaus traukutė va šita va barška. Čia vienintelis iš tikrųjų barškėjimo kaltininkas, o daugiau turbūt lieka tik tai pasikeisti sudužusius dalykus. Tai šitas sudužęs ir šitas sutrūkęs. Jums mato, bet žodžiu jis sutrūkęs. Tai pasirodo, šitie stiklai yra deficitiniai dalykai. Tai pas draugę pasiskolinau šitos dalykėlius, susidėsim ir jo, tai kimbam į darbus ir sutvarkom techui, nes nedaug laiko liko, kol mano numeriai laikiniai baigs galiot. Kažkaip outro taip ir nenufilmavau, bet kaip matot, žalias lapas mano rankose, sėkmingai praėjau tech apžiūrą, bet ne be niuansų. Šitoje nuotraukoje matomi jau lietuviški dokumentai ir tas žalias lapas yra iš ekspertizės. Kodėl aš jį turiu? Todėl, kad ispaniškose dokumentuose nebuvo nurodytas automobilio svoris, pakrautas ir tuščias, ir to pasakoje reikėjo eiti ekspertizę, kur man tiesiog už 90 eurų pasvėrė automobilį, padarė gražių nuotraukų ir va, gavau tą lapą ir tada jau ėjau tech apžiūrą. Kas yra juokinga, kad automobilis turėjo dar ir šitos ispaniškus originalius naujo automobilio dokumentus, kur viskas surašyta, bet regitroje jie netinka, kas yra absurdas. Tai va, o toliau matote suvenyrus, kuriuos parsivežėm, meluoju, iš tikrųjų neparsivežėm, atsisiuntėm per Nürburgring shopą nusipirkę. Tai va, nes nebuvo mūsų dydžių. Ir žinoma, nusipirkom lipduką, būtinai Honda CR-V jisai papuoš. Ir va, čia yra nuotraukėlės iš Nürburgringo. Šiaip crazy, padarė 50 nuotraukų fotografai mūsų automobilio, tai vat, išsirinkome gražiausias nuotraukėlės, susidėjome į krepšelį, nusipirkom, kai kurios 15, kai kurios 20 eurų. Tai va, pakeliavom, pamatėm, pasidomėjom, tikrai gyvenimo kelionė, turiu naują automobilį. Tai va, šiam kartui tiek, susitiksime kituose video, kur turbūt jau niekur nevažiuosiu, dirbsiu garaže, nes jau norisi ir biškį pasukinėti varžtus. Tai geros dienos ir iki kitų kartų.